Labas rytas. Valgom pusryčius. Tai tokios šviesiai, ne? Kiek dabar valandų? Be 5 dabar. Pavalgom pusryčius, rengiamės, krauname šmutkes ir važiuojam. Aš dar noriu miegot labai. Biški, kai tik pabudau, biški lyjo. Tai aš tokia, no. Bemiegant dar. Bet dabar išėjau lauką. Tai atrodo visai giedras dangus. Žvaigždės bent jau matos. Ir programėlė nerodo lietaus. Tai, įdomu, kaip čia mums bus šiandieną. Labai įdomu. Važiavom į oro uostą. Einam dabar į vidų, pasižiūrėsim, ką pasakys. Iš čia skrisim su lėktuvėliu virš Rifo. Gal bus visai nieko praskrist. Dar kol kas oras neblogas, dar nėra baisu. Praskrisim, pažiūrėsim, kaip tikiuosi turėsim matysis. ir turėsim vietą prie lango. Aš tai nežinau, kaip ten atrodo tas lėktuvėlis net. Visi prie lango. Nu tai gerai, tai reiškia, išeis kažką nufilmuoti ir telefonais, ir su kamera. Einam į vidų. Wow. Wow, labai gražu. Norėtus pakartoti. Jo, vėl per naują skrist. Gal dabar su sraigtasparniu norėtųsi, nes įdomu, kaip ten skrendasi. Bet ta prasme labai gražu. Labai. Kur važiuojam? Gerai, praskridom, gražu. Dabar važiuojam į Ocean Rafting. Tai šoksim į valtelę ir plauksim ten, kur skridom panašiai. Per tokį baltą, gražų kvarco paplūdimį, kur gali jame poliruoti savo žiedus, juvelyriką. Tai labai gražu ir svarbiausia, jeigu nebus vėjo, galėsim pakelt droną, kur vanduo išbėga į jūrą ir labai gražiai atrodo. Dabar, kai praskridom, nebuvo taip gražu, dėl to, kad nebuvo daug saulės. Tai reikia tikėtis, kad biškį saulė pašvies, kai mes ten būsim. Bet žiūrėsim, kaip bus. Išplaukinėjom iš uosto. Sakė, yra truputėlį bangų, tai pavarinėsim bangom. Padaužys mus čia kaip reikalas.
Nors man tai atrodo, kad čia nėra nei vienos bangos iš tikrųjų. Kas? Marinai. Kol net jau išplaukėm beveik. Pažiūrėsim. Valandą plaukt reikia. Tai ganėtinai ilgai, mes plaukiam ant 5 km per valandą, bet vėjas jau pučia, tai su vėju kovosim. Eisim dabar į apžvalgos aikštelę kažkokią, kur turėčiau gražiai atrodyti toje vietoje. Dabar nežinau, kaip šlapia ryžtėsi. Kaip aš atrodau? Tu gerai. Sausas? Aha, Jo? beveik. Čia irgi sausa? Aha. Jo? Čia visas sausas. Esam Whitehaven Beach paplūdimy, sakykim, apžvalgos aikšteliai, tai už mūsų yra upė, Hill Inlet upė, kurioj vingiuoja vanduo. Tai labai gražiai atrodo, labai gražiai lūžta kampai. Ir dabar ką tik sakė, kad apačioj galim pamatyti rajas ir ryklį. Labai didelis vėjas, būtų labai gražu droną pakelt, bet nežinom ar kelt, nes baisiai pučia, debesis irgi nieko gero nerodo, bet nesvarbu, nes mes šoksim į Vetsuitus ir varysim už pusvalandžio snorklint. Tai jokio skirtumo, kad lyja ar nelyja ant galvos, jeigu jau vis tiek visas vandenį. You done that?
Still going? Done? Finish? Pažvytas. That is giving me a bit of annoying. Snorklinom pirmoje vietoje, visai gražu. Matėm vieną didelę žuvį, daug mažyčių žuvyčių, bet baisiai šalta, ta prasme mes išlipom, jau vandenį aš purčiausi. Tu purtei vandenį? Naglė irgi purtės vandenį. Čia išlipus vėl purtausi, viskas ir nešvy. Vanduo 20, kokie 2 laipsniai. 20 sakė, 19-20. Bet ta prasme, turėtų būti nešalta, bet saulės visiškai nėra. Tai ta prasme, nu dabar va išlindo, tai iš karto gera, pasidar iš karto nebesipurtau, bet ta prasme, va, vis tiek tas drebulys ima ir ne mane vieną, daug. Plaukiam į kitą vietą pasnorklinti. Any fruit, guys?
pasigaminom vakarienę. Vakarieniai. Kukulaičiai. Einam pavalgyti, laukia šalta, įsiskalbėm jau rūbus, susilankstėm. Tai liko tik pavalgyti šiandien. Ir gal kažką. Arba kažką, gal pasislampinėsim. Jo, gal paslampinėsim, bet ganėtinai vėsu, tai nežinau, ar eisim. Žiūrėsim. Labas rytas. Dabar jau 7 gal kokios. Beveik 7. Šiandien leidom savo pamiegoti, nes praneša labai blogą orą. Nors atrodo, kad nėra labai blogas oras dabar. Na, bet nieko, turim kitos veiklos. Turėjom važiuoti į Turtuolių salą. Į dar vieną Hamilton Island. Bet teta sako, kad nevažiuojam, tai nusprendėm nevažiuoti. Jo, nes ir keltas ten valandą į priekį, valandą atgal. Ir brangu ganėtinai, gal ir sakyčiau. brangu. Tai, ką žinau, neaplankysim vienos salos. Nieko, manau, baisaus ten neįvyks, nes jau ką pamatėm, yra daug tikrai gražiau negu ką pamatystume. Aišku, visos salos gražios, bet nieko. Turim kitos veiklos, 11 valandą eisim. Dabar pavalgysim pusryčius, apsitvarkysim gal kažką. Ir 11 valandą eisim kažkur. Ne 11 anksčiau. Nu, išeisim anksčiau, bet 11 turim būt. Bet netoliai, tai viskas gerai, tik reikia mašiną surasti, kur statyti, nes negalim čia stovėti iki 11. Man atrodo, iki 10 galim čia stovėti, reiks pasižiūrėti. Labas rytas. Turim pusryčius, vakar buvom pietum pasigaminę sumuštinius, bet nesuvalgėm, nes gavom gyvą maistą. Tai dabar tiesiamas einam pusryčiam ir arbatėlė. Einam ten. Tai turim šiandien biškį poilsio dieną, nes oras nekoks. Tai va, turim Lamingtoną, turim kavytės, dar pasivaikščiosim kažkur gal mieste ir važiuosim prie ežero nakvot šiandien. Tai ganėtinai greit reikės išvažiuoti jau. Gerai šito. Iš parduotuvės netoks. She hit the floor. Low, 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 low. Važiavom į kažkokį takelį pasivaikščiot per atogražų mišką. Mane atvežė į miško. Aš nenoriu čia. Nežinau kaip seksis, nes gali pradėti lyt. Bet nu nieko, biškį lietaus, tai greitai parbėgsim, neisim, manau, toli mes labai. Atvažiavom prie dar vieno ežero. Vadinasi Lake Proserpine. Labai didelis ir gražus. Mūsų pietus su naižandais. Stiliukas, koinės ir tapkės per pirštą. Einam prie ežero. Biškį vėsų, tai apsirengė. Šitas kempingas jau toksai jaučiasi, kad tikras kempingas. Žmonės jau tikrai ilgai apsistoja, čia bent savaitę. Labai dideli kemperiai. Jo, labai. Pusę fūros. Jo. Realiai.
Jo, ir iš karto kvapas yra deginamų laužų, nes yra laužavietės, tai toks jaučiasi, kad iš tikrųjų važiuoji kažkur prie ežero pabūt. Toksai labiau mum gal artimesnis, ne toks, kai tu pasistatai tiesiog kažkur, pilna mašinų, pilna elektros ir visko. Bet labai gražu ir ramu, tik tais va žąsis riekauja. Tai šiandien kaip ir nieko nenuveikėm, pailsėjom ir dabar gaminamės vakarienę iš likučių, ką turim. Tai turim likusias 2 dešrelės ir 2 vištienos kotletukus. Dar ką turim, daugiau kaip ir nieko neturim. Kiaušinių dar turim, bet kiaušiniai pusryčiam gal, nes rytoj irgi jau neskubėsim, jau kaip ir baigėsi mūsų didžiosios veiklos, kurių buvo labai daug. Tai žiūrėsim, ką rytojus mum atneš, o mes pavalgom ir tikriausiai gulamės pažiūrėti kokį serialą ir miegot. Tai ką tik atskėlėm, jau aš buvau po dušu, dantis įsivalyt, visą naktį lyjo, ganėtinai šalta, tai net dabar net nesinori lysti niekur absoliučiai, nes tiesiog lyja, o mes esam miške, skaitykim, tai viskas šlapia, aš čia praėjau vieną kartą, visos grindys mūsų šlapia. Tai nežinau, ką mes darysim, pavalgysim pusryčius ir tada spręsim, jaučiu reikės nelik čia važiuoti kažkur toliau ir viskas. Nes tikslo stovint tai nėra. Pusryčiam kiaušinienė. Atvažiavom į degalinę, nes nebeturim beveik kuro. Tai važiavom į pačią artimiausią, kur reikėjo. Tai parodysiu, kiek kuro turim. Tai čia plius minus, sakyčiau, 20 km turim. Ir dabar einam pažiūrėti, kaip atrodo degalinė, iš kurios pilsimės. Reik pirmą dar paklausti, ar galima kortelę susimokėti. Eisiu paklausiu. Ir degalinė statelė kokia. Irgi tokia iš senesnių, sakyčiau. Miestelį, kur nieko nėra tikriausiai. Matau, kad nelabai iš ko yra rinktis. Nu, bet surasim kažką pasigaminti tikrai. Tikrai kakarūzų, kad... Užsisakėm degaliniai maisto, šilto, burgerius ir bulvyčių. Tai va, Miglė jau. Kokio dydžio burgeris? Mano pusė galvos. Gerai, pavalgysi. Nebuvo brangus. Tikėkimės bus bent kažkiek skanus. Labai nepasitikiu, nes indė kepė, o indai, kaip žinom, dauguma yra veganai. Tai nelabai gal jie mėsą moka kepti. Pažiūrėsim, ar skanus. Nieko. Nieko? Gerai, nieko tai nieko. Pasivaikščiom čia vietiniam paplūdimy. Paieškojom vėl kriauklyčių. Parodysim, ką radom. Tokia nemenka kolekcija. Šitas labai gražias. Tai va, tik tiek. Iš trumpo pasivaikščiojimo tik tiek. Atvykom į dar vieną paplūdimį. Visas tik mums.
tuose paplūdimiuose dažnai būna kengūrų. Tai yra net ženklas, kad laikytis atokiau, nes gali užpult. Va viena kengūra. Va. Jo, ir kai važiavom, prašuliavom mum kelios kelią, tai tikrai čia jų yra nemažai. Šia nacionalinis parkas, tai jų daug yra laukinių. Mes čia to ir atvažiavom pamatyti kengūriukų, nes jos turėtų išlysti ryte per saulėtekį. Tai vat rytoj kelsimės labai anksti ir ieškoksim kengūrų. Nu, čia gražu. Jo, bet kengūrų dabar nėra. Paskraidėm su dronu vienoj vietoj, vienoj apžvalgos aikšteliai, aplink Salytės. Salytės atrodė labai netoli, pasirodo ganėtinai toli. Nuskridau nuo savęs apie 900 metrų, kas atrodė, kad reikės skristi 300 metrų, 200 metrų. Ir Salytėje atradom, kad yra nedidelė visiškai Salytė, kad Salytėje yra dar baseiniukas, kuriam galima maudytis. Tik dabar patekti ten neišeina dėl to, kad yra pakilęs vanduo. Einam į kitą apžvalgos aikštelę. Na ir šiaip dronų nebuvo galima kelti. Tai darėm nusikaltimą. Ne, nu, man atrodo, kad buvo galima, tik negalima rytais kelti. Atėjom į kitą apžvalgos aikštelę, tai gaunasi, kad matom visiškai kitą pusę, nes kadangi čia yra iškišulys tam tikras, tai kita pusė nėra daug salų, bet vis tiek vanduo labai gražus. Nusileidom nuo kalno, einam per kempingą ir vidury kelio tiesiog kengūras stovi. Nežinau, ar gerai matos, bet ten yra kur balta mašina, o čia kažkur kengūra. O žmogus šalia iš vis prieėjęs per metrą stovi. O kengūra. Geras? Geras. Gal išeis praeiti iš vis. Nieko naujo. Darom daug makaronų su tuna ir kai kuo naujo su kukurūzais. Jo, nes Miglė mėgsta visur dėl kukurūzų. Na ir aš manau, kad bus skaniau biškutį. Akcentas kažkoks. Aš nemanau. Aš manau. Pažiūrėsim, kaip bus. Labas rytas. Šiandien labai anksti atsikėlėm 5 ryto, kadangi važiavom į paplūdimį. Dabar jau paplūdimys, sakykime, bet laukiam biškutį daugiau šviesos. Baisiai šaltas rytas. Tikriausiai šalčiausias, kurį turėjom ir turėsim. Tai laukia jutiminė temperatūra 11 laipsnių, o prie jūros dar ir vėjas yra. Nu tai labai šalta. Aš kelnių neturiu, aš tik su šortais. Bet nesvarbu, biškį pasėdim mašinai, kokias 5-10 minučių.
ir eisime paplūdimį žiūrėti kengūrų ir wallabies, kaip maitinasi jūros dumbliais. Tikėkime, ateis vienas prabėgo, kol važiavom, bet tik vienas, tai nežinau, tikėkime bus. Esam paplūdimyje, kur maitinasi kengūros. Pasirodo, jos nesimaitina, jos maitina čia. Tai visas išrikiotas, kai kareiviai dabar. Iš pradžių matėmės, kaip biški pešasi, kai lenda prie vieno maisto. Nežinau, žmonių daugiau negu kengūrų. Turim 11 kengūrų. 40 žmonių. Plus minus. Nedaugiau. Pažiūrėsim, gal išeis nefilmuot, kai šuoliuoja ar kažką, nes atrodo labai netikrai. Tiesiog kaip maitina jas. Bet kempingui čia labai geras verslas, nes čia už mūsų grinai kempingas yra. Tai labai geras verslas. Hello, turim problemėlę. Sustojom parduotuvėj, apsipirkom biškutį, skanių miniukų. Pradėjom važiuoti ir kažkas tuk. Išlipom pažiūrėti, ogi turim pradurtą padangą. Nelabai gerai. Pagavom varžtą. Ir padanga ūžia ir leidžia orą. Tik to betrūko šitam mūsų nuostabiam rytui. Važiavom dar į kitą servisą, nes praeitam nepadėjo. Dabar čia tas kažkas sušnekėjo. Sušnekėti, tai ne padanga, reikia ten ištraukti ir siūlą įkišti. Realiai, tai jaučiu pats galėčiau padaryti, nes yra parduotuvėse tiesiog tas pirkimas, bet neįsivaizduoju, kiek kainuos. Net nieko neklausiu, nes reikia tvarkyti. Kaltininkas. Prie to pačio paprašysiu, kad visas padangas pripūstų, nes net neįsivaizduoju, kiek reikia pūsti padangų. Nors šitą jau leido. Šitą padangą būtent jau leido, prieš tai mes ją pūtėm kelis kartus. Gerai, ne kelis, vieną kartą pūtėm. Bet jinai jau leido. Nežinau. Jaučiu 5 minutės ir važiuosim, susimokėsim $100. Šiam nedaug dar. Tai absurdas. Kad tik tiek būtų. Žinai, kiek kainuoja pas mus? 10 eurų. Nesvarbu. Mums daug važiuoja. Svarbu, kad sutvarkytų. Tavo informacijos centras to jau dirbt pradės, man. Jau dirba. Jau dirba. Man štampų čia. Padanga sutvarkyta, neleidžia. Va, įkištas tas šniūras. O, sufokusavo. Pasiklausėm darbuotojo, ten kaip ir vadovas tikriausiai, ar sakyt iš to, ko nuomojam. Tai pažiūrėjom ir sako, ne, mažiau žino, geriau bus. Tai ir nesakysim. Susimokėjom $5, nedaug visiškai. Ir dar pripūtė visas kitas padangas. Patikrino, nežinau, ar pūtė ar nepūtė. O dabar atvažiavom į kažkokį harborą, tai išim pasivaikščiot, pasižiūrėti. Į uostą lietuviškai. Į uostą atvažiavom. Pabuvom biškį uostę, pakėlėm droną, paskraidėm. Dabar važiuojam į informacijos centrą ir tada važiuosim į mažiausią žiedą pasaulyje. Čia, bent toks pavadinimas, nežinau, ar mažiausias iš tikro, bet nuvažiuosim ir ten, nes jisai visiškai šalia mum. Tai lekiam į informacijos centrą. Einam gaut dar vieną štampuką. Tikimės, kad turės.
Gavau štampą su ančiasnapiu. Gražus labai. Atvažiavom iki mažiausio žiedo pasaulyje. Bent taip jau ant Google žemėlapio rodo. Tai ką tik apvažiavom 2 kartus. O noriu parodyti jums, kaip atrodo. Kokio dydžio. Realiai tai tiesiog šulinys kažkoks ir tiek. Net ženklo šalia nelabai yra, kad čia žiedas. Kaip sankryža, tiesiog kad šulinys viduryje. Bet visai bairis. O dabar šokam į mašiną ir važiuosim tikriausiai kažkur toli, nes reikia judėti link namų. Spiritual Instagram tavo. Nu, kad, žinai, dar tokį video įkėlė, kur tam prieš skrydį, Važiuojam savo kilometrus, sustojom degaliniai dabar. Šiandien manom 400 km važiuoti, jau nedaug liko, 70 tik tais liko. Bet dabar sustojom trumpam aikštelį į tualetą nueiti ir tas turėjo laiko pažiūrėti degalinės, nes jau reikia kuro. Tai šita yra paskutinė degalinė ir likusių 70 km jokių degalinių nėra, tai tenka piltis kurą čia, nes po to neaišku, kaip bus. Duok kamerą, parodysiu, kaip šlanga atrodo. Su izoliacija, su izoliacija ir visa sutrūnijus. Yamba Country Store. Atvažiavom į miestelį Japon. Esame informacijos centre, Miglė jau gavo savo štampą, parodyk štampą. Su ananasu šį kartą. Su ananasu ir pasirodo, čia yra kažkokių kriauklių muziejus. Tai einam dar į kriauklių muziejų, tuo pačiu praeisim. Šitas kokios gražios. Iš Neapolio. Labai daug kriauklių tikrai nefilmuosiu, bet yra ir surašyta, iš kur būtent yra. Pavyzdžiui, dabar matau Salomonų salos, Filipinų salos, Mauritanija, Kenija, Guamas. Iš Italijos yra, iš viso pasaulio tikriausiai surinktos. Fidžio. Einam pažiūrėti ir dar iš pradžių buvo, o čia palauk kažkas už Shell Egg Case. Irgi įdomus gyvūnai. Žiūrėjau, galima nusipirkti. Matai? Šiandien pietum pusiau vakarieniai kepsniai. Labai karštas grilius. Miglė patikrino, ar karštas. Sakė, karštas. Tai apkepam iš vienos pusės, apkepam iš kitos pusės ir valgom. Taip, tai atvažiavom čia į tokią aikštelę. Titas atėjo apžiūrėti, ar veikia tie griliai. Ir jisai jau turbūt įjungė, man atrodo, ir aš atėjau iš paskos ir norėjau patikrinti, ar švaru, perbraukti su pirštu, ar yra dulkių. O jau jisai buvo įjungęs tą grilių, tai jau buvo įkaitę ir karštą, tai nusvilau savo 2 pirštus. Bet nieko tokio, ne? Pagydysi? Jo, jau pagyjo.
Ragaujam, kai iškepėm. Labai gerai. Šlapia. Labai gerai. Ir sviestukas labai skanus prideda prie kepinių. Tai labai geras. Atėjom žiūrėt vešliukų. Vieną matėm. Tai atvažiavom čia prie tokio paplūdimio. Titas nusivedė mane į apžvalgos aikštelę ir ten buvo vėžliukų galima pamatyti. Tai pamatėm apie 15 jų, gal turbūt nedaugiau, tik tais tiek, kad jie labai trumpai išneria į paviršių ir vėl lenda gilyn. Ir dabar užsidėjau aš batus, važiuosim į kažkokį kempingą, nežinau, kur kažkokiam vidury miesto kažkur tais. Susimatysim ten. Straipsniui, tarp kitko, 1232 metų žurnalas Medicina. O taip pat mano geras draugas iš įmonės. Turėjom kempingą. Visą dieną turėjom kempingą nemokamą miesto centre susiradę. Nežinau, kiek kartų per šitą kelionę buvo, kad mes jau turėjom ne 2 valandas prieš ar valandą prieš kempingą. Atvažiavom, neskubėjom miestą, nuėjom apsipirkt. Ten ledų suvalgėm. Tipo, koks skirtumas? Tai ką mes geriau pasidėsim ten McDonald'e, ledų pavalgysim, negu tam kempingė gulėsim lovai. Atvažiuojam į kempingą, uždarytas. Važiuot niekur nesinori. Ieškom vietos. Radau prie kažkokio motelio, kur gali statytis. Tualetas 300-200 metrų nuo vietos, kur gali mašiną statyti. Pats hotelis ant autostrados realiai. Tai jau važiavom į tą, nes jau nebuvo ką daryti, nes reikia turėti, bent tualetą būtų gerai turėti. Bet važiavom ir pamatėm, tai iki to dar buvo likę pusvalandis važiuoti ir pamatėm kažkoks tipo parkelis, ženklas parkelio, dar kažkieno tualetą. Užsukam. Pažiūrėm, poilsio zona, galima 20 valandų miegoti. Ir kas juokingiausia, Google Mapsai įsijungiau pažiūrėti, kaip vieta iš viršaus atrodo, kad kur gal geriau pasistatyti. Nieko nerodo. Rodo, kad dar čia yra tiesiog laukai ir žvyras supiltas. Tai kaip galima rasti tokią vietą? Bet radom, tūlikai smirda, bet bent pamiegot galėsim be baudų. Tai viskas. Rytoj vėl belekiek važiuojam. Daug sustojimų ir tai. Daug sustojimų, daug važiuot. Tai gal dar kažką nufilmuosim, bet man atrodo, kad šito kelionė jau daugiau nelabai ką nufilmuosim, nebent kaip Miglė miega šalia manęs. Labas rytas. Turim labai šaltą rytą. Neseniai atsikėlėm, nuėjom į tualetą ir važiuojam. Nevalgom pusryčių net dabar. Palauksim, kol biškutį sušils oras. Tiesiog važiuojam kažkur. Turim šiandieną ką nuveikti, ką pamatyti. Žiūrėsim, kaip seksis. Gal ir nuspręsim, kad visiškai pilnai grįšim šiandien namo. Kur tai planuojate keliauti ilgiau su mašina? Mes būsim su jumis. O be to. Taip, pavažiavom apie valandą laiko. Biškutį saulė išlindo, tai ant saulės jau šiltas, pigina. Miglė padarė pusryčius, va. Sumuštinius. Tai pavalgom ir vėl važiuojam, jaučiu, važiuosim dabar kokias 2-3 valandas. Ir tada stosim kažkur. Pažiūrėsim. Atvarėm į kavinę. Jau beveik pasiekėm savo pirmąjį tikslą, Agnes Water. Bet sustojom į kavinę, nes pravažiuojant aš pamačiau, kad labai gražiai atrodė. Mačia ir kapučinas. Buvom informacijos centre, gavom dar vieną štampą ir nesusilaikiau, kai ko nenusipirkus. Nedaug kainavo,
Baby koala. Labai miela. Titas nelabai leido pirkti, bet aš vis tiek nusipirkau. Dabar einam pasivaikščiot. Čia visai šalia tos aikštelės prie informacijos centro. Yra apžvalgos aikštelė kažkokia. Tai einam praseisim 15-20 minučių ir važiuosim toliau. Dar kokį 100-200 kilometrų. Surfina žmonės. Kur? Ten? Esam Bundaberge. Atvažiavome į informacijos centrą, šiaip netaip suradę nuotraukos, ne tos, kurios yra, vienu žodžiu, kažkokia nesąmonė, net nežinom, ar čia iš tikro pakliuvom, bet filmuoju ne dėl to, filmuoju dėl to, kad yra kažkoks lėktuvėlis įdomus ant stogo pakabintas. Čia kažkoks ir lėktuvėlių tikriausiai muziejus yra, nes va dar vienas yra su mediniu propeleriu. Nu ir dar yra, bet nefilmuosiu tikrai, nes čia jau beleką. Atvažiavom, kur jau esam buvę, į pačią populiariausią romo gamyklą visoje Australijoje. Bundaberg Distillery. Ten didelis yra butelys, turim fotkės būdą, ne? Taip, ir atvažiavom čia kai buvo svarbaus nusipirkti skanaus romo. Jo, turi labai daug skanių poskonių, sakykim, taip, tai einam pasižiūrėti, ką turim. Aną kartą buvom nusipirkę bananų. Banana ir tofi. Ir tofi, tai abudu labai geri, labai skanus. Ir pilna žmonių, va. Išėjom iš distilerijos. O, kur čia tas užrašas? Bananų ir tofi likeris. Labai skanus, labai nestiprus, nes šitas tik tais 20 turi laipsnių. Tai kokteiliukai labai skanus, saldus ir tokio stiprumo. Ir labai skanus jie, nes kai įdedi į šaldiklį, jisai biškutį pastengsta tas likeris ir gaunasi toks tirštas. Praeitą kartą, kai čia darėm ragavimus, tai man užpylė grietinėlės ant viršaus, tai man labai patiko. Tai darysim tą patį namuose, manau, ne? Tai kadangi jau buvom šitam mieste, mes buvom žiūrėti vėžliukų, tai nuvažiavom į dar vieną turistų centrą ir gavom dar vieną štampuką. Tai va galit čia pamatyti, irgi vėžliukas. Čia labai daug ritasi vėžliukų, tai dėl to ir toksai simbolis. Ką, važiuojam toliau? Kažkur, nežinau kur. Chicken wings, chicken wings, chicken wings. Skubėtos. Yra kas nespėjo, kas tiksliai žinojo seną. Aš labai bijau, kad nebūtų kvaili. Žinai, gali klaidinti audronį kumoje. Sėsk kur sausa. Sėsk kur sausa. Čia tradiciškai pradedam nuo mūsų draugų. Tai yra... Tai atvažiavom į kempingą plus poilsio vietą, labai daug vietos. Tualetai šiaip sau, ką tik jau higienos reikalus padarėm, įsivalėm dantis, veidą nusiplovėm.
Ir viskas, ir dabar jau kiek 6:30, bet tamsu, labai tamsu, ta prasme važiuoti pavojinga, nes kengūrų prie kelio, kiek mes matėm kengūrų numuštų šiaip per visą kelionę, tai yra kosmiškai daug. Matėm ir kiaulę numuštą, ir paukščių pritraiškytą, tai ta prasme naktį važiuoti yra ganėtinai pavojinga. Tuo labiau, kad visi keliai yra ne autostrados, sakykim, o tiesiog vienos juostos kelias. Tai pavojinga, dėl to ir nevažiuojam naktį. O rytoj važiuosim, aplankysim smėlio kopas iš pačio ryto ir tikimės, kad naktį nesušalsim, nes šią naktį dar šalčiau bus. Tai jau dabar viskas užtraukti, visi langai, viskas, jeigu reikės, dar ir mašiną užsikursim prieš einant miegot, kad būtų biški šilčiau. Tai susitiksim ryt, labanakt. Labas rytas. Biški šalta. Bet ne taip baisiai, galiu pasakyti. O, saulytė, viską. Einam prūstis. Dabar yra 6:30, beveik 7, man atrodo. Ir važiuosim. Gerai, atvažiavom prie smėlio kopos, labai didelės smėlio kopos, prie Kagari salos, jau netoli mūsų namų, iš tikrųjų kokie 300 km, gal kažkas tokio, bet nesam buvę. Ir dabar atėjom ir iš karto žmonės su, sakykim, pašikniukais, kita mergaitė su kartono, tai mes pasiėmėm maišą. Maišą pasiėmėm. Gal išeis pračiošt. Pasiėmėm droną, praskrist pažiūrėti, kaip atrodo. Turėtų būti šiaip labai gražu, per nuotraukas gražiai atrodo. Tai einam pažiūrėsim, kaip ten kas. Pasirodo, nereikės maišelio technikos, nes yra palikta pora rogučių. Tai imam žalią rogutę ir einam į kalną. Jau beveik viršūnė. Labai ilgai ir stačiai kopt reikia. Ir to labiau per smėlį. Tai visas glimpsti toksai. Gerai, bandom lipti į savo karietą kažkaip, labai nedidelę. Ir bandom neatsitrenkti žmonės, nes yra žmonių. Kepurės reikia nepamesti. O, tvirtai. O. Gal reikia miglę varyti tiesiai, bet bijau, kad nesustosiu, tai irgi lievai. Vienu žodžiu. O kaip čia pradėti? Oi, čia aš nepraslysiu. Man įdomu, ar aš iš vis lysiu. Neslysta tos rogės. Reikia kažką galvoti. Gal įsijudinsiu, bet šiaip neslysta visiškai. Su viena ranka net nieko negaliu padaryti, va. O. Suvinė trinu realiai. Neslysta aš. Per sunkus aš. Per giliai lendu į smėlį matyt. Ir žiūriu šonę mergaitėm irgi nesiseka. Per daug gulšės kalnas. Tai prasme, absurdas. Iš vis, va. Stumiu tiesiog smėlį. Nieko nebus jaučiu. Nepraslysiu, bandau, bet gal ant pilvo reikia, bet ant pilvo nepasifilmuosiu, tai
Bandau kažkaip kitaip. Nuo vieno kalno neišėjo praslyst. Tai bandom į kitą. Biškutis statesnis jisai. Per kamerą neatrodo toks status, bet šiaip ganėtinai status. Tai pažiūrėsim, gal čia slys, biškutį užlipsiu, pabandysiu nuo mažai. Ir jeigu gausis nuo mažai, tai varysiu ir nuo aukštai. Gal neįsiversiu. Nes šiaip ganėtinai statu. Tikrai nėra pats maloniausias statumas, kuriuo norėčiau čiuožti. Neišvirtau, bet smėlio pakasiau. Taip, pabuvom kopoj, pabėgiojom, tai tas truputį paslidinėjo nuo kopos. Ir dabar važiuosim turbūt link Sunshine Coast'o į Nusos miestelį. Tenais labai gražu, tai pasivaikščiosim ir link namų jau turbūt. Jau tikriausiai. Kiek kilometrų važiuoti iki Nusos? 120. Nedaug 120, tai normaliai. Pusantros. Kur nors skaniai pavalgysim Nusoj, praleisim visą dieną ir ant vakaro namo. Tai atvažiavom į Nusą miestelį. Jau esam buvę kokius 4 kartus. Toks gražus kurortinis miestelis. Yra gražus paplūdimys, kur surfina žmonės. Yra vienas takas, kur galima praeiti. Tai pažiūrėsim, ką veiksim, bet tikriausiai tiesiog pasivaikščiosim pro parduotuvės, dar kažką. Nes jau nuo namų mum išvis čia 2 valandos kelio. Dar tik 12, tai galim pabūti čia ilgiau. Parodyk. Gavom dar vieną štampuką Nusos miestelį. Gražus labai irgi. Grįžom namo. Pagaliau per visus kamščius Brisbano miestą. Prasimalėm. Valandą važiavom pro miestą visą. Dabar liko sunkioji dalis. Susikrauti visas šmutkės ir parsineš namo. Nes prisipirkom daug dalykų visai. Visokių kriauklyčių, atvirukų, nuotraukyčių, visko pilna. Einam krautis. Šiaip aš galiu jį į priekį jaučiu padėti, kad čia dabar nesitrukdytų.
Jeigu dar šitas suplyš maišas, tai nežinau. Prieš tai nešiau į namus svogūnus, maistą, 2 žingsnius padėjau, rankeną rankui liko. Svogūnai ant žemės, voliojasi, viskas iškritę, gerai, kad stiklinių nebuvo, tai niekas nesudužo, bet... Išskridom su viena kuprinė, su 2 kuprinė, mano Miglės. Grįžtam su 5 lagaminais, maišais, kaip visą laiką. Dar rytoj reikės prieš priduodant pažiūrėti. Vienintelis dalykas, kurį, sakykim, sugadinom visos kelionės metu. Nors ir tai nesugadinom, patobulinom, sakyčiau. Tiesiog. Niekas čia nepastebės nieko. Jį išpučia, kai važiuoji daugiau negu 90 arba 90. Ir jeigu langas atidarytas, tai... Kaip sakant... Volia. Ir trūksta kelių varžtų, nes taip ir neradom varžtų. Man atrodo, filmavom, kad ieškojom varžtų. Jeigu nefilmavom, tai galiu pasakyti, kad praradom 2 varžtus. Arba jų nebuvo. Arba jų nebuvo, bet panašu, kad buvo dėl to, kad tinklelis pravarytas. Sueis. Nuskaičiuos, tai nuskaičiuos. Bet tikėkimės nenuskaičiuos. O visa kita viskas. Susinešam paskutinius daiktus. Aš nuvarau mašiną į vietą ir rytoj priduoda mašiną. Kaip ir kelionė baigta. Beliko namuose susitvarkyti, visus rūbus įskalbti, pagaliau įsimaudyti karštą šitam duše ir rytoj iš ryto turim varyti į koledžą. Baisiai nenoriu, bet reikia. Tai iki kitų kelionių. Mūsų pietus su žandais. Ar ne kada filmuot? Ką tu žvengi? Ne, O kam tų kukurūzų? aš noriu kukurūzų. Tai tiesiog valgyt kukurūzų nori? Makaronai su tunu ir kukurūzais. Aš manau. Gerai? Su tunu ir kukurūzai. Nu. Taip. Vairuot man? Ką? Erelis atbėgo, užsiėmė vietą. O, Dieve. Priverstinis vairavimas. Nu, Nenoriu aš. O ką? nori. Ne. Mes gaminam. Aš skambinu. Mes gaminam. Aš. Kai tu, tai tu, o kai aš, tai Gerai, mes. kadangi kai aš gaminu, aš plaunu, tai Miglė gamina, tai Miglė ir plauna šiandien. Taip. Puiku. Nuostabu. Gali patilti biškį, kai filmuoju. Nesakyk kur. Nesakysiu. Šalta.